Nu, tai ko jūs pasaulio stebuklų mėgėja? Šiandien ir perim keliauns dėjiną. Gerai, užteks čia tą samošką, visi žino, neužteks man čia kopijuoti. Ir šiandien mes susitinkam vis dar Vilniui, bet dabar po darbo ir už kelias valandų skrydis į Romą ir realiai vakare jau turėčiau būti Romai. Planas Romai. Pažiūrėti Romos Koliziejų. Tikrai nesamoško influencino, aš greičiau buvau jau nusipirkęs bilietus, negu samoško paleido tas video. Tai va, varysim su šeima pasižiūrėti, pasivaikščioti po Romą, pabūti 3 dienas, o po tų 3 dienų dar vieną šalį varysim, kuri, nežinau, gal tik per kitą video te pasakysiu. Tai va, judam vienu žodžiu. Tai va, Italijos žemės jau, ne? Nežinau, net ką rodė. Išmušė iš čiūkėčių. Galim iš naujo. Kažkas kamera šai, bet va, esame Italijos žemės Romai. Šarosto bandysim traukinius. Sakau, iki traukinius atės nuvažiuoti autobusu. Neįdomu. To turėtų būti, ne? Penktas. Ir tik ten labai daug žmonių. Atvarom į stotį. Sėjom bilietus po europiam žmogui. Iki biški Romos daugiau pavažiuoti centrą. Tai šitas jau mūsų, ne? Iš pirmo šitą buvom įlipę. Nelema pasisekė. Šandras teisingai sakė, ne kažkiek į tą pusę norėjo. Išėjom iš traukinių stoties jau, sprendėm iki viešbučio nueiti peškom, 2 kilometrai, sugrįžti į Italiją. Tas realiai pirmą kartą į Italiją. Čia vis dar tęsiasi traukinių stotis, mes išėjom iš ten toli. Iš ten kažkur. Čia tęsiasi. Čia vis dar ta pati stotis. Kiek aukštų parkingas čia padarytas. Čia jau čia pagrindinis, iki Roso nuvaryti jau čia. Čia jau šitie kanalizacija, kur per Romą įdavo. Per viršų. Prasideda. Jau traukiniu važiuojant matė nemažai. O toks mašiniukas. Papuošti visi. Šito jau nebepuošia. O dėžė, jeigu reikia pasiimt galim susidėti kam nors. Šiukšlių visur, kas visi. Ai, dar vienas papuoštas. Tiek, kaip pavieniniai. Pro kažkokį skersgatį praeini, visur šiukšlių visko. Ir tada ateini, o kažkur gražus pastas. Ir tada vėl kažkokį skersgatį eisi, kur jau vėl. Per kelią. Dar ir bėgiai, tramvajai. Vienoje gatvės pusė šiukšlynas, paskui tu ateini, čia vėl kažkas gražaus. O tokį butuką itališką gavom. Viskas yra, ko reikia. Fkutė, televizorius. O, čia tavo buvo atsidaro. Okay. Realiai centre veiksmo. O jūs radot vonią ir tualetą? Nu taip. Jo. Čia. O, itališką lausiau. Tai tada ir kambarėlė.
Grinai itališko stiliaus, bet biškai pamodernizuota. Nu, čia langas tą patį. Visi ten skirtos kambaris dabar. Princesiškas tas kvynas. Atvažiuoju, kad čia mamai. Skalbenkė, netgi viskas. Dušas. Kriauklė. Aš. Tualetas ir bitė. Čia vaizdas, jaučiu. Nu kaip vaizdas. Tas pats, ką mes žiūrėjom ką tik. Čia va. Pasiūti, jeigu nori. Neveikia. Dar vienas. Aš tai sakau, reikėti. Susirinkai? Čia aš vieną mėgosiu. Bet tai kiek čia mėgamųjų? Aš net nebesuprantu, kur mėgoti. O jūs Aurimų rinkitės arba šitą kamerą, arba šitą. Čia va pavažiuot galim. Padirbti reik, bet niks nedirbs čia. 2, 3, 4 mėgamieji, taip ir rašė, kad 4 mėgamieji. Dar lovų. Čia koks fainas. Čia irgi. Lentynos. Balkonas. Čia vėl abu atsidaro. Kaip čia išlysti. Kaip suprantu, nelabai eina. Čia dar kažkas. Dar vienas tualetas. Su visų vadu. Čia nelabai švarus. Karočią, turim apartamentus belio kokius. Na ir dabar rubrika tiems, kuriem labai rūpi, kiek už viską sumokėjome. Taigi už 3 naktis mes sumokėjome 560 eurų už šitus apartamentus. Tačiau mes buvom užsakę kitus apartamentus ir mums dieną prieš skrydį parašė sorry, mes negalėsim jūsų apgyvendinti. Todėl mes siūlome šitus apartamentus, kurie yra už naktį 400 eurų. Kas gaunas už 3 naktis 1200 eurų. Tai mes tiesiog gavom tokį upgrade'ą random ir tada sumokėjom tik 560 eurų. Tai va, toliau tęskit žiūrėjimą. Vienu žodžiu atvarėm, pagaliau yra jau pusė 11 Italijos laikų, pirmą kartą Italijai. Nežinau, vaibelis geras praeinant, bet daug šiukšlyno. Šiaip nefilmavau kaip ten oro uoste, viską mes neėjom iš Vilniaus į kažkur, neįdomu niekam. Tai va, atvarėm, gal norėsim kažko pavalgyti, bet manau, eisim pat biškį užkandžiauti, atsigerti ir ilsėti arba pasivaikščioti po miestą. Tokių čipsų pasiėmėm. Paragausi. Vis tiek leisiai skanesnė, ne? Čia labai įdomu. Čia yra. Kaip ir sakiau, tas bistro 24 valandas atidarytas. Kas visai beskoniš, ja. Va čia mūsų duris. Tokia itališka laiptinė. Toks liftas. Titaniko, kaip sakoma, Titaniko keliai. Aš su jau bijau. Darykit. Dar vienas. Užsidarykit. Užsidarykit pirmiau. Ne, užsidarykit, nes uždarysim viskas tvarkoj, nes esame jūsų liftininkai. Номер первый. Вот, Жень, выживай, подарок. Ar mes varysim? Davai, 3 važiuojam. Išvažiavo tavo į apačią. Bet tu žiūrėk, kaip tyliai važiuoja. O ką tu padarai, kad sudaužai kažką? Dėkui. Aš nieko nesdaužiu. O kas ten sudužo pačiu? Aš paspaudžiau liftai, kažkas dužo. Tiesiog dužo. Aš galvoju, kas čia dužo. Nu, mūsų eilė atvažiuoja. Šau, į Titaniką, kaip sakau. Taip, duris. Tona. Ne, aš nepanoriu. Greičiau reikia uždaryti, kad on nedingo noras. Pirmąjį. Etažai. Kas yra? Viskas gerai. Safe važiuoju. Pašokam? Davai. Nedrįsk. Labai nudėsiu. Ai, tai tik iki čia, iki pirmo nenuleidžia. Tai yra 0, va. Ir 0 reikėjo. Į 0 važiuoti reikia. Jo. Va, važiuoja. Spauskit. Nu, bet jau nieks nepažiūrės. O, turim tokį kiemelį iš tikrųjų išėjus, kuris naktį nesimato. Žiūrėk, palmė auga, kurių irgi nesimato. Jie vitališkai šokai su panom.
Ten kažkur per langą buvau išlindęs šitą gatvę pažiūrėti. Neįklikau. Va biškių iš kampo praėjus jau vėl. Turim šitus. Jau kalėdom pasipuošę. Lapkričio pradžioj. Nieko nebegavom. Romai iki 11 viskas dirba, ne kaip Vilniuje naktim dirba. Tai užsidarinėja, tai varysim per Uber Eatą, kaip Voltą paimti kažką iš namų. Va, ta palmė vidury, kur pirmai nesimatė. Žiūrėk, Jūra, jo. Bet čia kažkokios keistos. Žiūrėk. Va, tokių picų atvežė. Su pelėsim. Tai atsilaimingas, ne? Biš padeginta. Tavo padegin, bet iš pečio, sakyčiau. Nebloga. Nebloga? Tragiška. Man viską. Labai tragiška. Man padas visai neblogas. Sakas sūris. Nebėra gabaliuko. Šitas skaniausias. Tik, kad visai neblogas tas sūris. Sūris tai neblogas, bet pati pica sūsta labai. Tai labas rytas, varysim pusryčiaut, paskui Koliziejui, bet čia vaizdas geras pro langą. Čia kur naktį rodžiau. Tai pusėj pro balkoną visai gerai atrodo. Šitas skersgatvis, visai neblogas. Čia visas šitas. Aš net nežinau, kas čia yra. Tai pasigūglint. Bet gerai atrodo. Ko čia pipinė? Nu, toks vaizdelis pro langą. Nu, išėjusiu ir turgelį atsidarė. Gariūnai ant gatvės. Čia kelis būtų ką veikti. Bolto paspirtukai, bet Bird vadinas. Nu, tokie pusryčiai. Ne itališki, amerikietiški, ten labiau itališki saldus. Lašiša. Itališkai. Itališkai. Bandom. Tada pavalgėm jį aplink Koliziejaus ir tada priėjom tą, kur per langą mačiau. Va šitą pastatą ir čia pasirodo yra kažkokia popiežiaus būstinė. Tai yra sostas ar kažkas. Pamiršau net kaip vadinas. Va, eismas juda. Čia visur remontas, kaip ir tik tokia mačiau, kad apsilankyk Romai 24 metais, va. Nieko nematysi. Bet visur čia randi kažką pažiūrėti. Dar su Koliziejaus bilietais bairis buvo, kad nupirkom čia vakar datą. Šiandien dar šiaip ne taip gavom šiandienai, bet pirmą varom tada į forumą ir Palatinos kalvą, man atrodos. Su Koliziejus 1 valandai dabar yra 10. Ne, bet yra faktas, kad aš pirkesnis kojas man yra labai pašalinęs. Nu visur eini yra į ką žiūrėti. Tiek greičiau. Aš tada jau neskubėjau. Kaip Deimantė Roma? Aš irgi tas greitai... Čia jau biški geriau. Nebe toks šešlynas gal. Yra tas tempas.
Nu, bet visur viską eini, matai, o su tokiais jau važinėja, pilna mocų. Muziejai su labai sirenų daug. Maudos balandžiai. Čia irgi įdomiai, tiesiog ant stogo paliktas šitas. Geras. Lemma visur yra ką pažiūrėti. O, tualetai. Ne vien Lietuvoj kabo. Čia yra. Jau žinokit, matom pasaulio stebuklą. Ten va. Čia taip einam palei gatvę. Tiesiog aš čia grįvėsiai. Koliziejus pats. Nu, bet jau artėjam. Šiaip įspūdingai atrodo. Didelis. Ten jau matos paliudyta biškį pagriuvę. Sutvirtinta. Neblogai. Aš niekada nesitikėjau taip vidury miesto, kas va veiksmas vyksta ir jisai va stovi. Kad realiai važiuoji kiekvieną dieną darbą ir matai, Koliziejus. Neblogai. Pasilipom čia aukščiau. Romos forumas matos čia. Koliziejus. Visur turiu viską paaiškinti. Ir verda aplinkui miesto gyvenimas. Ten vat eilės. Jei. Ir mes irgi jau čia eisim, jeigu ten jos. Nu gerai atrodo. O per čia atėjom. Geras. Va tokia ta realybė. Strojkės aplinkui tiesiog. Prieisim ir ten. Prie pat priejom. Tai kodėl reikia pardavinėję bilietus. Iš karto visus pardavinėti. Tai vardai yra... Įspūdingai šalia atrodo labai aukštai. Bet žmonių. Nu, nieko daugiau nesitikėjau. Čia vieta, kur Samoška miegojo per naktį. Ten arka čia Koliziejus. Priejau čia dar prie arkų kažkokių. Šitos arkos. Prie Koliziejaus. Nerandam kur eiti. Formą. Viški ir pamečiu saviškis eina. Susiras kažkur. Įėjom čia į formą. Suprantu visas tas teisės. Ten stogo. Skulptūros. Ten žmonių. Ten realiai reikia atvaikščioti, eiti ir į Palatino kalvą eiti. Kur nuėjom prie griuvėsio. Aš kaip suprantu, visas šitas yra Palatino kalva. Tai nuo visos čia vietos, kur ir vaikštom, tai Palatino kalvoj. Buvo pradėtas statyti visas Romos miestas. Karaliai čia status, viskas. Ten netoli kažkas matos. Ne, čia reikia daugiau pasivaikščioti dar. Šiaip tai belekai šilta jau. Nusirengiam daug kas. 18 rodo laipsnių. Dieną bus 20. O, statybos. Kas? Visai ten daugiau. Viską čia iškasinėta. Pridaryta. Nu gerai atrodo. Toliau nuo vaizdas atsivers į miestą patį. Kažkokia duobė su fontanu. Čia muzika kažkokia groja.
Nu, visokie tokie. Čia vat kolonų pridėta. Visokių figūrų. Pasižiūrėti. Filmavau vaizdą įrašą, kuriame gidas kalbėjo apie... Ar ten itališkos pušys? Nu, va, matai? Sakau, kad čia ir lėktuvas leidžiasi ir šitą. Labai gražus medžiai. Man tai jie... Ten nuėjo. Čia vidų kažkokio pastainė. Kas čia gero? Suk žulytę. Į dangų. Nu ir čia Romos miestas, ar ne, statėsi? Reikėtų va ten. Mama, Deimant, tengi. Reikia ten. Ten turėtų būti, man atrodo, seniausias Romos stadionas, šis tokio Circus Maximus. Reikia ten pasižiūrėti. Kam dažys akmenų? O taip čia šitoje vietoje. Nu, tai padavėm iki seniausio to stadiono Circus Maximus, bet tai čia tiesiog. Aš žinau, kad irgi bus už šią grėvėsiją, čia kažkas, nu, renovuojama. Jau vaizdas į Romą atsidaro po biškį. Bet pastebėjau, kad visą mieste tos pušys itališkas. Visur pilna. Nu ir atsivyrė visas vaizdas. Ką sužinojot? Kažkokia kiaulė. Kiaulė odė. Kriaušė. Aš čia filmuoju video, jūs kalbat apie kiaulės. Pavyzdžiui, su Samsungo ėjom, tai ten Švento Petro bazilika Vatikane. Tai ten rytoj lankysim. Užsilipom viršų, visas formas matas. Koliziejus irgi iš toli. Nu, čia gerai, gera vieta, gražu. Čia jau ta Palatino kalva tikrai. Bet nežinau, ar verta eiti ten pasivaikščioti. Jau viską iš oro matom, nu, eisim gal biškį pasivaikščioti, dar turime iki Koliziejaus laiko. Tai visas šitas forumas, čia vyko visokios šventės, čia turgai, viskas čia buvo. Pagrindinis miesto centras. Senovės Romos. Visi čia rinkdavosi. Čia dar į kitą pusę vaizdas. Nu, biškį pajau. Arka kažkokia. Kažkur į kažkokį vidų patekom. Kažkokius kiaušiukus ir ranką noriu pagalvoti. Nebėja. Gaila žmogelio. Kas pamiršo? Į atostogas išvažiavo be nagų. Buvom ten viršui, įsileidom į apačią dabar. Pasivaikščiau patį formą. Deimante. Kaip Roma? Judam. Vėl mes į kažkokį einam į apačią laiptais. Įsivaizduoju, kas ten važiai bus. Šarasim. Pareidam. Čia tiesiog ten užsisuko ir toliau vėl eini. Kažkoks muziejus. Kaip suprantu, skrais tiketais, man atrodo. Ką atradai? A, šiaip muziejus. Kažkokiu.
Ir vėl lauk išeinam. Tai jau mes kai buvom, pavyzdžiui, Kašio saloj, mažytė, ne viskas, mes įkaupė, ten pasiįkaupė. O čia matyti išveža ir apdirbinėja. Ir šiandien tam pat. Šiandien jau ten iš forumo, iš tos kalvos einam link Koliziejaus, eisim į vidų Koliziejaus. Visai gražus skersgatvis, jeigu tų sienų nebūtų šitų. Gerai atsiveria. Nu ir einam. Galvojam, šiandien jau liksim be Koliziejaus. Realiai jau paskutinis bilietas šiandienos paėmėm, kadangi sufeilinam nupirkti tada. Čia dar patikra kažkokia. Ir atrodo, nu gerai, reikia praeit patikrą. Nupraėjom tą patikrą jokingą. Telefoną reikia padėti tiesiog ant stalo, tai ir nebefilmau. Šiaip patikrų negaliu, bet čia kažką renovuoja. Nu, čia logiška, kad renovuos po biškį visada. Tik seną pastatą. Nu, įdomiausia tai bus įėjus aukštai pasižiūrėti. Dabar tai va tai va. Sparta. Ai, kaip saulės peina. Eisim su gladiatoriais pasimušti. Rekomenduojam Gladiatorius 2. Okei. Zalisai. Kaip ten sakė, Samuška prileidžia vandens ir su laivais čia? Tai visko čia būdavo. Ir anksčiau stogas turėtų būti. Būdavo jaučiu. Kažkaip reikia visko. Jo, bet reikia viršų eit, negu čia trintis. Užlipimas toks laiptais viršų. Turėtume ant viršaus atsidurti. Tai čia dar pakilus skulptūrų muziejus sudėta. O viršui tinklas, kad ant galvų nieks nekristų. Ir visa ten uždėtas. Tai dar niekaip nedavėm į panoraminį vaizdą. Žmonių nemažai. Ir kaip suprantam, maketas kaip jis turėjo būti ant kiekvieno tarpo pastatulo, kurių nebėra. Ir aplinkui visus Koliziejus. Ten net laiptai minimatos. Va, o čia statulos tai nebėra, ten rodė, kad bus ten žmonių dakoje. Kareivukai dar. Nu ir ant pačio viršaus. Tikrai čia vietos nėra. Nu, čia visas ir būdavo veiksmas. Ir čia visos pramogos senovės Romos vyko. Susirinkdo, stebėdo. Kažkokius landus dar. Galėjo ir stogą pabaigti uždėti, nes spigina saulė. Tikėjaus didesnį iš tikro, negu yra. O čia viršai yra supersai. Čia mes galime aplinkui įdėti. Šiaip žiūriu dabar iš tos angas. Kad čia yra. Ten toliau dar viena yra. Ir čia tipo... Aš nežinau, aš aplamai galvoju, tipo, kaip jie vandens prileisdavo tais laikais. Ir išleisdavo. Siurbliųgi neturėdavo tokių galimybių, kaip mes dabar. Dainis prie šito viso dalyko. Va, ten jau sėdi žiūri. Filmą sugalvoja pažiūrėti šeimyną. Spėjom iš kitos pusės, čia biškai geriau matyti ir atrodo. Pradžiai ten buvom. Iš lauko įspūdingiau atrodo viduj.
Nu, irgi gerai, bet didesnė, aš tikėjausi vidui. Tai jau sakai didelis? Didelis. Ten dar atrodo atsėdimas vietos. Čia nutarėm, kad aplinkui visą turėjo būti taip. Čia dangtis būdavo požymiai, čia kariaudavo. Pramoga žudynės būdavo. Turim gladiatorių vieną. Kažką ant kojos užsikabino. Į gumą įsilipė. Čia dar iš Koliziejaus visą gatvę matos. Ne, bet jeigu aliumininį tokį padarys. Tvirtinimai metaliniai. Sukišti. Jas išvogė. Kažkurio metu. Būdavo irgi. Dar šis į apačią nusileidom. Šalia. Su šitų. Einam jau nuo Koliziejaus lauką ir keliausim iki Panteono, irgi paškom čia 1.8 ir kažkur dar iki Paterlando. Panašu, kaip vadinasi, ten irgi visai neblogas pasakas turėtų būti. Tai dabar bandom pėdinti. Priėjomės prie to altario de la Patria, bet viskas uždarytas, nesimato. Gerai, atsidaro vaizdas. Okay. Gražus vaizdas atsidarė. Va, kur tie arkliai buvo. Ir ten pradžioje mačiau. Nice. Pastatas gražus. Ten numizdelė kažkokias. Nu, įmas susibirėtas jau čia į vidų. Tai nenaisimės ten, aš manau, užteks ir tiek pažiūrėti. Nu, gražu. Realiai visas šitas buvo statytas ten susivėrimui kažkam pagerti ir pirmajam karaliui Italijos. Šią tokį biškį išsigūglinau, bet į vidų mes neįsimeinam link Panteono toliau. Štemą parėjom, dabar einam. Tiesiog, asats. Visą Romą, kur tu žvalgysis, ten yra muziejus, ten yra jau gražu, ten jau, negerai, čia gal taip pat tiesiog, bet nu, visur kažkokia statula, dar kažkas. Muziejus Patvirų dangum, tikrai gražu, patinka. Mašina stovi, raudona dega, mes einam. Davėm ten Panteonas, čia kažkokia tai bazilika. Oi, balansas vos neužmuša manęs. Bandom neiti. Matau, galim neiti. Jeigu čia galim filmuoti, neblogai atrodo. Kažkokia tai bazilika. Čia arčiau prieis. Čia eurą įmeti žvakutę, gali pasiimti iš kojų uždegti. Žiauriai gerai atrodo, tokia didybė, didinga. Visko čia yra.
Kažkai ir būna čia vaizdas mūščias. Dar sės gali po vieną visur. Nu, įspūdingai atrodo viskas. Čia palaidota tipo kažkas. Dydis didelis. Vatikano, Italijos ir Europos vėliavos. Panteonas, o čia va. Ką? Juodi su baltais. Nu, juodi su baltais. Nebesparda ginčiais. Čia buvom. Atėjom iš šio priekio Panteono. Reikėtų nuspręsti, ar dar į vidų eisim. Nu, eilių biškį yra. Dar nuspręsime, ar eisim į vidų ar ne. Reikia tada tikėtis jau čia intikų nusipirkti, negu čia prie automato laukti, susilaukia va. Štai čia. Tai nusprendėm nebeiti, neapsimoka, ten biškį pažiūrėjom pro duris. Bilietai po 5 eurai ir iki 25 metų, jeigu yra, tai 2 eurai. Einam iki Trevi fontano. Tokį skersgatvį dabar. Tiesiai ir nueisim. Kaip šokolado siena. Jaučiu vanduo. Ten dar iki. Atėjom prie Trevi fontano. Statybos vien. O, permatoma kažkas padaryta. Nu, pastatas tai gražus. Vidus be vandens. Čia turėtum galėti prieiti. Žmonių tai kiek. Ten dar kažkas išskaptauta. Nu, gražios tos figūros. Bet vandens nerasta. Varom prie ispaniškų laiptų. Ten gal bus geriau. Praėjom šiaip random dar kažkokį bokštelį. Ten dar laiptelį tai bus. Nu, ir atėjom. Daug žmonių. Jis yra perkeltas laikinai. O, ir fontanas. Ir šitai laiptai. Jie ispaniškai dėl to, kad Ispanijos ambasadė, ne? Jau čia spėjo dėl Ispanijos ambasados šalia. Nu, tai dėl ko daugiau? Kas ten viršuje, aš nežinau. Aš įsivaizdavau jos tuščius kažkodėl, taip, žinai, kad mes ateisim ir bus ten į viršų tuščią. Dabar ten vaizdo nesimato tiek žmonių. Nu, dabar tiesiog. Lipsim į viršų? Nu, atidomu. Paspiršau kažkas ant Ispanijos laiptų. O, nusprendėm ir mes užlipti. Nenusprendėm, o tiesiog reikia palikti maršrutą. Eisim link namų ir sustosim pavalgyti. Paskutinis objektas buvo šiandieną aplankytas. Liks dabar tik šiaip pramogom. Matos minė žmonių, žinau. Nu, taip atrodo. Restoranas. Ten ir slipsim. O, saulė kaip gražiai krenta.
dar aukščiau užlipam. Nu, skrusdėlynas. Negu, aš labai skanius pusryčius pavalgyti. Stojom gatvėj pavalgyti. Žiauriai skanu. Avokadas man įvarytas. Italijos experiences. Keista man buvo. Šitas bokalas 7 eurų. Čia mano. Skanus tas savas. Nebūtinai ją valgyti. Paragavai gerai. Nufilmuok, kam kaip mums naidina. Romas Bamšekis suduoda. Yra labai štyveri. Yra svarbu. Pirks reikia. Samoška bandė pamegoti, o tėvukas bando su bulka ir šlapė duoną. Iššūkis. Nu, atnešė. Tokį dar atnešu blidelį sūrį pabarstyti. Pavalgysim? Tačiau taip ir yra, kad žmonės Nu, neblogi. pritraukia, nes kažkas sėdė. Neblogi. Pavalgėme ten likę, tai varom namo. Makaronai tikrai, galim sakyti prie 10, tikrai prie 10 iš 10, gal 9 iš 10. Kad maks neduoti. Visiems patiko geri padažai. Viskas buvo gerai, naminiai makaronai. 5 pavalgėm už 94 eurus. Tai tai kaina tai tokia jau romietiška. O, dar paleistavas. Savo parduotuvę radau. Sklesti biznis. Dar viena kažkokia bazilika su milžiniška reklama. Bet ten va viršui apšviesta. Tai aš nežinau, ar naktį visus šiaip apšviestos būna. Parėjom namo jau viskas. 19 km nuėjom, 25 000 žingsnių. Ir viskas. Rytoj į Vatikaną, o dabar jau visi iškrito. Tai sveiki, čia aš iš ateities ir kadangi gaunas labai ilgas video sujungus ką šiandien nuveikėm ir Vatikane ką nuveikėm. Todėl skirsiu šios video į 2, tad laukit video realiai po 2 dienų, jeigu žiūrit šitą video, kai jis tik išėjo ar dar kitą dieną išėjęs. O jeigu vėliau žiūrit, tai čia ant ekrano kažkur paspauskit, bus jau tas video. Tai labai kviečiu pasižiūrėti ir jį ir susitiksim kitame video. Iki, ate.